Nuo 2026 m. sausio 1 dienos įvairiems sandoriams, tokiems kaip nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, nuomos pajamos be verslo liudijimo, išmokoms pagal civilinę paslaugų sutartį mažųjų bendrijų nariams keliauja į bendrą 12 VDU krepšelį apsimokestinimui. Ir į klausimą, jeigu aš nupirksiu sklypą už 1000 ir jį parduosiu už 1500, tai tie 500 eurų keliauja į tą 12 VDU krepšelį, tai plius minus 27 654 eurai. Ir jeigu tas krepšelis užsipildo tokiomis pajamomis, tuomet kas virš keliauja apsimokestinti progresiškai. Pradžioje 20%, 25% ir 32%. Tai priklauso nuo to, kokias dar kitas pajamas gaunate. Ir dar vienas priminimas, kad nuo kitų metų nekilnojamojo turto pardavimas gali vykti išlaikius jį 5 metus, nereikia išlaikyti 10 metų. Tai gal jeigu turite kažkokį tai turtą, kurį ketinate parduoti dar šiais metais, aišku, reiktų įsivertinti vėlgi mokestinę aplinką, gal verta palaukti kitų metų ir, sakykime, turtui kažkokiam 4 metai ir kitais metais bus 5. Gal verta jį parduoti kitais metais. Žodžiu, kitais metais turėsime pasiskaičiuoti įvairius dalykus, bet ką dabar padarysi? Skaičiuotgi mes mokam, tai pelningų pardavimų.